Skaitmeninio turinio integravimas ir pertvarkymas keičia mūsų universiteto studentų žaidimo taisyklės. Reikia ne tik rinkti informaciją, bet ir paversti ją kažkuo nauju ir aktualiu. Įsivaizduokite, rengiate pristatymą. Surenkate duomenis, vaizdus ir tekstą iš įvairių šaltinių, bet užuot juos tiesiog suklijavę, patobulinate ir pakeičiate, kad jie atitiktų jūsų unikalų požiūrį. Pradėkite nuo medžiagos sutvarkymo. Tokie įrankiai kaip Google Drive ar Notion gali padėti viską susisteminti. Tada pasinerkite į Microsoft Word arba PowerPoint ir redaguokite bei tvarkykite turinį. Kalbant apie vaizdinę medžiagą, Canva yra fantastiškas šaltinis, kuriame galima pritaikyti paveikslėlius ir infografikus, kurie sustiprins jūsų pranešimą. Jei projektai reikalauja daug tyrimų, Excel arba Google Sheets gali padėti efektyviai analizuoti ir vizualizuoti rezultatus. Svarbiausia yra pridėti savo požiūrį, ne tik kopijuoti tai, ką radote. Permąstykite, kaip informacija atitinka jūsų tikslą ir derinkite idėjas taip, kad jūsų darbas išsiskirtų. Šis įgūdis ne tik patobulins jūsų užduotis, bet ir paruoš jus realiems iššūkiams.